Kaniterapija. Viena iš papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių. Tai alternatyvus pagalbinis sveikatinimo ir reabilitacijos metodas, kai siekiant sustiprinti žmogaus motyvaciją, gerinti fizinę, emocinę sveikatos būklę, pažintinius bei socialinius įgūdžius, pasitelkiamas specialiai paruoštas šuo. Šis metodas taikomas įvairioms amžiaus grupėms. Fizinis kontaktas su šunimis suteikia teigiamą sensorinę patirtį. Stiprina raumenis, gerina koordinaciją ir pusiausvyrą, o emocinis ryšys padeda pacientams jausti saugesniems, mažina nerimą, skatina socialinius įgūdžius ir empatiją. Kaniterapijos mokymo programos tikslas – parengti papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros kaniterapijos specialistą, gebantį vykdyti licencijuotas kaniterapijos paslaugas. Parengtas kaniterapijos specialistas įgys atitinkamas kompetencijas, įgalinančias savarankiškai atlikti kaniterapijos procedūrą, užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę ir saugumą.